Ir dabar šį kartą trumpai apie Arimo ratus motobloko Ineva. Čia yra šitie ratai yra originalūs gamykliniai egliais formos, matot, ir dantys gana retai stovi. Kai važiuoji, jeigu per Arimą, viskas kaip ir būtų panašiai tvarkoj, galima sakyti, bet kai išvažiuoji ant kieto grunto, reikia gale vagų apsisukti ant keliuko, siaubas nuo danties ant danties šoka, baisus kratimas, daužimas, tiesiog lopa iš rankų, vėlgi svoris uždėtas papildomas po 15 kg metalų, tokios detalės, diskai, būgnai. Vėlgi duoda savo svoris, tai reiškia mažiau prasikasinėja. Toliau dantys, kaip sakiau, reti šokinėja kieti. Toliau kitas pusė ašis ir prailginimas ašies yra. Šiek tiek Arimui per plačiai. Dabar pasidariau kitus ratus. Yra 14 ratlankiai paimti, ištekinta ašis. Ir dabar vėlgi grįžtu prie šitų. Jūs ašis atsikišus vieno rato ant kito nepasidės, jau reikia ratus atskradėti, užima vietą. Jeigu vieta aktualu, ypač kaip man čia vietos per daug neturiu, tai vėlgi toks nepatogumas. Dabar šitie mano daryti ratai, kaip matot, vienas ant kito susistato, viens į kitą gražiai susineria. Yra du ratai. Taigi dabar tas protektorius toks gana įdomus. Jis yra 5 ant 50 juostos pjauta, 145 mm bėgamo ilgio. Šitas ratas yra kairys, sakykime. Galima ir atvirkščiai uždėti, nieko per daug baisaus. Esmė ta, kad vieno rato eina dantys į vieną pusę, kitoje pusėje, jeigu padarytum į kitą pusę, jeigu padarytum į tą pačią pusę, gautųsi taip, kad važiuojant, jeigu pradės kastis, iš karto trauks į šoną. Dabar vienas tempia į vieną pusę, kits į kitą pusę, niekur į šonas nenutraukia. Dabar vėlgi toks įsineša ašis. Kita pusė yra, dabar čia žiūrėkit, įveryta tokių metalo strypų. Tai tipo kaip armatūra, dar aš tos ratus iki pusėje maždaug užbetonuosiu, bet prieš užbetonuojant reikės dar čia įvyrint vamzdį, tam, kad neužsilietų vidurys, kad ratai vėlgi vienas ant kito taip padoriai tvarkingai pasistatytų. Toliau, privalumas šitų dantų, jeigu taip dabar išvedam vertikalę žemyn liniją, kaip matom, nuo vieno danties dar nenulipę, jau lipa ant kito. Visą laiką išsilaiko ant dantų paviršiaus, nėra va to tokio, kaip čia, šokimo. Taigi bandžiau su jais vagojau laukus, gale vagos apsisukė ant keliuko, taip kaip guminiais ratais, be jokio kratymo, labai švelniai gražiai rieda. Užsikabina, buvau planavęs pilnus betonų, bet dabar tiek, kiek sveria, nusprendžiau, kad aš čia su jais nesitasysiu, užpilsiu betonų, tik tai iki pusės pilnai užteks. Nes ir be papildomų svorio vėl kabinasi daug geriau nei originalūs ratai su svoriais. Taigi manau, kai užsipils pusė betono, apie kokį dar 10-15 kg papildomų, tai čia be šansų prasikas čia trauks kaip žvėris. Kainuočia ties ratas, kiek jis čia kainavo, metalo laužę pasiėmė kažkokius numestus du ratlankius surūdijusius, ten prasitekina vašį, perkau tik tai ką juostą. Toliau viskas elektrodai, gal elektros pusė kibirų ir viskas. Dabar dar reiks užsibetonuoti, apsišveistas rūdis visas nusidažyti ir bus puikūs ratai.